Labą dieną, sporto.tv.lt žiūrovai. Su jumis sveikinasi Lietuvos Vivus.lt rankinio lyga. Po gerokas pertraukėlės buvo rinktinių mačai, atostogavo ekipos ir dabar grįžta į kovą ir grįžta į pačias karščiausias kovas. Mūšis dėl trečiosios vietos. Šiandien pirmoji jo dalis Vilniaus derbis. Vilniaus Šviesa prieš Vilniaus rankinio klubą Vilnius. Ir šiandien pirmoji komandų dvikova. Iš viso šioje serijoje gali prireikti 3 rungtynių. Bus žaidžiama iki 2 pergalių, tad šiandien tikrai dar ne paskutinis iš šių 2 ekipų mūšis. Formaliai šiandien šeimininkai yra Vilniaus Šviesos rankininkai. Jie vilki mėlynus marškinėlius. Na ir jų varžovai rankinio klubas Vilnius. Geltoni marškinėliai ir abi ekipos iki čia nukeliavo, na sakykime taip, tikrai nelengvuoju keliu. Apie tai galbūt šiek tiek vėliau rungtynių metu tikrai prisiminsime jų kelią į šį mažąjį finalą. Na, dabar laukiame pirmųjų švilpukų, pirmųjų metimų, pirmųjų bandymų. Na ir šiandien kova turėtų būti išties labai įdomi ir įtempta. Abi ekipos sezono pabaigoje gerino savo žaidimą, gerino savo sportinę formą. Tiesa, nepavyko jiems patekti į finalą, tačiau bet kokiu atveju jų žaidimo kokybė tik gerėjo. Na ir tikėkime, kad šioje sezono stadijos pasiekė savo piką ir mums pademonstruos įspūdingą rankinį. Pirmoji ataka, pirmieji Šviesos rankininkai su kamuoliu, jų pirmasis išpuolis. Dešinėje kamuolys ir, na, įprasta pirmoji ataka, pasyvi. Bando įsižaisti rankininkai. Net nebejoju, toj matysime krenčius įvarčius ir pamiršime apie šį pasyvumą. Orlovskis atsiduria ant grindų, bauda prieš jį. Dar kartą Orlovskis su Plėta. Plėta, šansas jam, perdo toliau į krašto ir pirmasis tikslo šūvis. Valdas Drabavičius. Na, vienas iš tų rankininkų, kurie negalėjo pasinaudoti pertraukos teikiamais privalumais. Be abejo, kalbu apie tas pertraukos, kuomet nevyko Vivus.lt Lietuvos rankinio lygos kovos. Atstovavo jis mūsų rinktinę. Buvo ir daugiau rankininkų iš Šviesos ekipos. Tad, sakykime, tie rankininkai turėtų būti pakankamai gerai pasiruošę šiems rungtynėms. Tai yra nepamiršę rungtynių skonio. Tuo metu stebint kitus rankininkus, stebint abi ekipas, bus įdomu pažiūrėti, kaipgi ta mėnesio pertrauka paveikė jų žaidimą. Panavas, jam šansas ir puikus reidas. Didžiulė skylė Šviesos gynyboje. Marius Panavas išlygina rezultatą, vilniečiai bando greitai. Už kluptinę pasiruoštus varžovus nepavyksta, tenka vėl regzti pozicinę ataką. Keičiasi žaidėjai aikštėje. Grįžta į Orlovskis. Plėta su Bernatavičium. Bernatavičius. Plėtai, na, po truputį jau reikėtų pradėti galvoti apie ataką vilniečiam. Šūvis iš toli, kamuolys pataiko į vartų konstrukciją. Ir atitenka vilniečiams, nes vienas iš aikštės žaidėjų sugebėjo šiek tiek kliudyti kamuolį. Ir po to nuo vartų konstrukcijos jis užridėjo už šoninės linijos, taigi šansas Šviesai pasitaisyti. Bernatavičius šūvis, pergudrauja jis savo varžovą, Donatą Žebelį. Pasiunčia vartininką į kitą pusę, tačiau sugeba pašveisti kamuolį į priešingą vartų kampą. 2-1, tačiau labai jau trumpai šis rezultatas buvo 2-1, 2-2. Na ir kol kas rezultatyvus rankinis, sužaisto viso labo 2,5 minutės, jau 2-2. Kol kas dominuoja puolimas ir skylės gynyboje. Plėtas su Bernatavičium. Toliau į dešinį kraštą Orlovskiui. Ir matome, prie linijos laukia ten Jurelevičius. Čia prasibrauna pro varžovus Bernatavičius, tačiau Žebelys tiesiog puikiai atsilaiko nuo šio išpuolio. Čia ko gero pirmoji geltona kortelė, taip ir yra. Grubokai žaidžia Paulius Orlovskis, stabdo greitą rankinio klubo Vilnius ataką. Na ir iš esmės išeina šią situaciją nugalėtojai, nei jis ko gero būtų į labai gerą metimo poziciją išvedę vieną iš savo rankininkų. Rankinio klubo Vilnius rankininkai ir tokiu atveju šansų
Apsiginti nuo to išpuolio būtų tikrai nedaug. Dabar Čiplinsko šūvis pataiko į vartų konstrukciją, tačiau įvartis panašu nebūtų buvęs įskaitytas. Kažkas iš atakuojančios komandos įžengė 6 metrų zoną. Čia labai greitas vilniečių išpuolis ir vėl puikiai žaidžia Donatas Žebelys. Žalos perdavimas į kraštą ir šansas svečiams išsiveržti į priekį. Jie juo naudojasi. Domantas Čiplinskas. 3-2. Tikslus jo šūvis. Na ir matome, abi ekipas nevengia naudotis greituoju puolimu. Na netgi reiktų turbūt teikti, kad vos tik atsiranda galimybė, stengiasi iš karto siųsti kamuolį toliai į priekį. Stengiasi įveikti labai greitai tą plotą skiriantį vienus vartus nuo kitų. Čia geras perdavimas, Jurelevičiaus šūvis ir 7 metrų baudinys be jokios abejonės. Ir dabar jau geltona kortelė skiriama Vilniaus rankininkams. Martynas Lapinskas išvysta ją prieš save, taigi abi ekipos jau gavo po vieną geltoną kortelę. Na, čia 7 metrų baudinys. Skirmantas Plėta prieš Donatą Žebelį. Šūvis yra 3-3. Rezultatas lygus. Na ir kol kas, kaip minėjau, rezultatyvus. Tikrai rezultatyvus rankinis. Na ir be abejo, tai geras ženklas abiejų ekipų lyderiams, rankininkams, kurie pelno daug įvarčių, ko gero, tokiose situacijose. Nereiks jiem vieniem nešti didžiulės naštos, tai yra ir kiti komandos draugai sugebės jungtis į atakas. Čia šviesos išpuolis Drabavičius, koks šūvis. Kaip aukštai kyla Valdas Drabavičius ir toks jausmas, kad gerokai virš Donato Žebelio skriejo Valdas Drabavičius, jokių šansų vartininkui. 4-3. Na ir minėjau apie tos rezultatyviausius žaidėjus, galima galbūt net ir įvardinti pavardėmis. Prieš tai be abejo reikia pagirti Justino Biekšo, puikiai jis apsigina. Taigi šviesos ekipoje be abejo reiktų pažiūrėti Skirmantą Plėtą, Tomą Bernatavičių, nu ir be abejo Valdą Drabavičių, kuris pelno įvartį ir šiek tiek tolsta šviesa 5-3. Na, varžovų gretose rezultatyviausių rankininkų yra tikrai nemažai, tačiau kas krenta akis, nėra labai akivaizdaus lyderio, nėra to rankininko, kuris mestų vidutiniškai po 6 ar 7 įvarčius per rungtynes. Domantas Čiplinskas meta 4,40 įvarčio per rungtynes, Marius Panavas 4,5, Martynas Žala 3. Na ir tai parodo, kad Vilniaus ekipa yra pakankamai universali ir gerai subalansuota, daug rankininkų ten gali atakuoti varžovo vartus, o čia dar viena geltona kortelė skiriama ji Mariui Panavui, tačiau tai nesustabdo Valdo Drabavičiaus. Kągi stipri šviesos pradžia 6-3. Laimi jie pastarąją atkarpą 4-0. Na ir bandys kabintis ant šios bangos. Tuo metu rankinio klubas Vilnius susiduria su problemomis. Pasirodo naujų rankininkų aikštėje, galbūt bandys treneris kamšyti tas spragas gynyboje, nes panašu, kad šviesos rankininkai spragas jau užsikamšė ir pastaruoju metu įvarčių nepraleidžia. Na ir lyg ir išgirdo mano žodžius šioje atakoje Marius Panavas. 6-4. Bernatavičius. Vėl Plėta. Ir toliau Orlovskiui. Na, įprastas tas trejetas šviesos rankininkų, kurie suka kamuolį, pradedant atakas, pradedant be abejo pozicinės atakas. Bernatavičius, jo perdavimas Orlovskiui, metimo kol kas nėra. Dar kartą Orlovskis ir klysta. Klysta šviesa, Domantas Čiplinskas, vienas prieš vartus ir bejėgis Justinas Biekša, 6-5, kągi atsigauna ir Vilniaus klubas. Dabar jau jie pelno 2 įvarčius be atsako ir skirtumas mažėja iki minimumo. Na ir vėl pozicinė šviesos ataka. Šį kartą kamuolys sukamas kiek kitaip ir fiksuojama bauda. Bernatavičius prašo kartoti žaidimą
teisėjas. Dabar atrodo viskas pagal taisyklės. Plėta. Perdavimas toliau į kraštą. Čia turėtų būti fiksuojama. Taip. Įlipo į 6 metrų zoną. Vilniečių rankininkas. Berods tai buvo Valdas Drabavičius. Na ir ką, šansas Vilniaus klubui išlyginti rezultatą. Visai nesenai jie atsilikinėjo 3 įvarčiais. Dabargi to atsilikimo gali iš vis nelikti. Domantas Šiplinskas. Į kraštą Panavui. Atgal keliauja kamuolys. Kol kas neforsuoja šios atakos Vilniaus klubas. Žala, jo metimas. Ir turėtų būti skiriama bauda be jokios abejonės. Kiek sudvėjoja teisėjai, tačiau vis tik tai Švilpė. Ir dar viena geltona kortelė. Šį kartą Artūras Švilpa yra baudžiamas. Tad abi ekipos turėjo po 2 geltonas kortelės. Dar po 1 galės jos išvysti. Po to rankininkai bus šalinami 2 minutėms. Be abejo, kalbu apie grubesnės pražangas. Čiuplinsko šūvis 6-6. Na ir matėme, tų metimų iš tolėliau šiandien tikrai yra. Matėme ir greitų atakų. Norėtųsi išvysti ir žaidimą nuo linijos. Šviesos ekipoje ten su varžovais stumdėsi Tadas Jurelevičius. Kol kas neturėjo jis progo atakuoti. Orlovskis klaidina savo varžovą. Čia bauda. Nedaug trūko. Galėjo prasibrauti į gerą metimų poziciją. Orlovskis. Plėta. Su Jurelevičium. Dar kartą Orlovskis. Ir vėl sukamas kamuolys ties viduryje. Laisvas, visiškai laisvas buvo Tadas Jurelevičius. Ir jo priekaištai Tomui Bernatavičiui tikrai turi pagrindo. Čia netikslus šūvis, panašu, jog išslydo kamuolys. Pauliui Orlovskiui gerokai virš vartų skrieja jis. Na ir ką? Išsiveržia į priekį Vilniaus rankininkai. 6-7 štai tokios. Siubuoklės šiandien kol kas 11 rungtynių minutė. Ir jei prieš tai atkarpą 4-0 laimėjo Vilniaus Šviesa, tai dabar atkarpą 4-0 laimi Vilniaus rankinio klubas Vilnius. Vėl pozicinė ataka. Orlovskis į kraštą, Plėta. Orlovskis vėl Plėtai. Neranda kol kas spragų Šviesos rankininkai. Reiktų jiems po truputį atakuoti ir jie tą daro. Skirmantas Plėta. Koks klastingas metimas ir Donatas Žebelys. Matėme jo nusivylimą, kad nepavyko atremti šio šūvio. Lietė kamuolį ir panašu, jog, na, proklyną, liaudiškai tariant, praskriejo jis. Iki dabar nusiminęs Donatas Žebelys, tačiau tenka žaisti toliau 7-7. Aganauskas. Su Čiuplinsku vėl Aganauskas. Vėl Čiuplinskas. Žala prisijungia į taką, vėl Čiuplinskas. Metimui galimybės kol kas nėra, Martynas Žala. Ir geras buvo sumanimas, tačiau nepavyksta pagauti kamuolio Šarūnui Sakalauskui, o viskas žiūrėjosi taip neblogai ir trūko tiek nedaug. Labai geroje pozicijoje būtų atsidūręs Vilniaus rankinio klubo Vilnius rankininkas, tačiau šiek tiek tikslumo pritrūko šiai ekipai. Tenka vėl gintis nuo varžovų išpuolio, sužaista beveik 13 minučių. Šiame kėlinyje 7-7. Kol kas rezultatas lygus. Skirmantas Plėta. Čia gražiai, labai gražiai žaidžia Šviesos rankininkė, tačiau panašu, jog prasižengė Orlovskis ir metimas, kurį atliko Valdas Drabavičius, nebeturėjo prasmės. Apsigina Vilniaus rankininkai. Aganauskas. Toliau į kraštą Čiuplinskui, na ir šiek tiek pasikeitė Vilniaus rankininkai pozicijomis. Dabar matome ir naują žaidėją prie linijos. Čia bauda. Mindaugas Travinskas su kamuoliu, dabar būtent jis žaidžia prie linijos, laukia komandos draugų tikslių perdavimų ir be abejo bando pats daryti viską, kad jie galėtų jam atiduoti kamuolį. Čiuplinskas.
Išlaiko kamuolį Vilniaus rankininkais. Malakys Čuplinskui. Teisėjo Švilpukas. Tęsia ataką Vilniečiui, apsigina Šviesa, klastingai atakavo Čuplinskas ir Vilniaus klubas yra įspėjamas dėl pasyvaus žaidimo. Reikia metimo, čia bauda, o kortelių nėra. Nusprendžia teisėjai nebausti griežčiau Šviesos rankininkų. Ir Mindaugas Stravinskas. Aganauskui reikia metimo ir jis yra, tačiau apsigina nuo šio šūvio. Justinas Biekša ir šansas Šviesai išsiveržti į priekį. Plėta. Greitai juda Vilniečiai ir bauda. Vėl tenka regzti pozicinę ataką. Kuodys pasirodė aikštėje. Plėta. Šūvio nėra, galbūt dabar, ne. Ir puolime, taip, turėtų būti fiksuojama bauda. Puolime neteisus Skirmantas Plėta, na šiek tiek, sakykim, tai pakiša ir komandos draugas davęs kamuolį tokią poziciją. Čia Čuplinskas metimas. Baudos nėra, apsigina Justinas Biekša, tačiau kamuolys lekia už šoninės linijos, tad jis lieka atakuojančiai komandai. Pusę pirmojo kėlinio sužaista, 7-7, na ir kol kas pastrigo. Pastrigo be ekipos ir nesugeba pastaruoju metu pelnyti įvarčių. Panavas, Aganauskas, Žala. Pasirodė Vilniaus ekipa aikštėje Kostas Plaušinaitis. Perdavimas būtent šiam tik aikštė pasirodžiusiam rankininkui. Bauda prieš jį, na ir vėl gana ilgokai savo išpuolį organizuoja Vilniaus klubas. Martynas Žala, perdavimas Plaušinaičiui. Vėl Žala, Ganauskas, na kamuolys keliauja iš vieno krašto į kitą, tačiau kol kas atrodo skelių nėra, galbūt dabar. Ir koks šūvis, tačiau vartų konstrukcija gelbsti Šviesą. Kostas Plaušinaitis sugebėjo išsivesti save į metimo poziciją, čia Donatas Žibelys. Įspūdingas jo žaidimas gynyboje ir panašu, kad ir kamuolys lieka Vilniaus rankininkams. Taip kaip ir yra, o čia skylė jau Šviesos pusėje, kaip suklaidino visą gynybą Ganauskas. Pasiuntė ją į kraštą, pats nubėgo į kitą ir be problemų įveiktas Justinas Biekša. 7-8. Svečiai priekyje. Plėta. Grabavičiaus šūvis. Nu, čia be jokios abejonės bus šalinimas. Ir ko gero turėtų džiaugtis Mindaugas Stravinskas, kad apskritai negavo raudonos kortelės. Ore kabėjo Šviesos rankininkas ir tokioje pozicijoje griauti varžovą, taip kaip padarė Mindaugas Stravinskas, yra itin pavojinga ir Grabavičius keliasi, panašu, jo galės žaisti toliau. Na, džiugu, kad negavo traumos, tikrai neatsakingai žaidžia šiame epizode. Mindaugas Stravinskas, na, rankininkas, kuris apskritai laimėti nori visada ir visur labai užsivedęs, na ir kartais galbūt tas išsivedimas ir sutrukdo priimti teisingesnius sprendimus. Galima paminėti, kad tai buvo 19 kartas šiame sezone, kuomet Mindaugas Stravinskas buvo pašalintas iš aikštės. Vienas iš lyderių, o čia tiesiog nusisuka fortūna nuo Šviesos rankininkų, 2 kartus šūviai ir 2 kartai vartų konstrukcija. Na, užsiminiau apie tą sezoną, apie tas nuobaudas plačiau, galbūt prisiminkime apskritai tą reguliarų sezoną ir būtent šių abiejų ekipų dvikovas tarpusavyje. Pirmąjį mūšį laimėjo Vilniaus Šviesa, 31-22 baigėsi tos rungtynės. Atsakomajame mače laimėjo jau Vilniaus klubas, tiesa, ten buvo kur kas didesnį tempą, 24-25. Na ir ekipas po reguliaraus sezono surinko vienodai taškų, tačiau dėl papildomų kriterijų
5 vietoje atsidūrė Vilniaus Šviesa, o rankinio klubas Vilnius liko 6. Na ir ketvirtfinalėje jie gavo stiprius varžovus, neturėjo namų pranašumo. Tačiau tuos ketvirtfinalius abi ekipos įveikė sėkmingai. Šviesa 2-1 nugalėjo Kauno Granitą Gaja Kari. O Vilniaus rankinio klubas taip pat 2-1 įveikė Varėnos Ūlą. Na, pusfinalise abiem ekipom pasipriešinti favoritams nepavyko. Šviesa pralaimėjo Dragūnui 2-0. 2-0 pralaimėjo ir Vilniaus rankinio klubas ir pralaimėjo Almeidai Strong Glass iš Alytaus. Ir būtent tokiu būdu abi ekipos atsidūrė čia, tai yra kovoje dėl 3-osios pozicijos, dėl Lietuvos rankinio bronzos. Na ir be abejo, nepamirškime, jog tai yra derbis. Tomas Bernatavičius švelnina skirtumą 9-8. Taigi nepamirškime, kad ne tik ta 3-oji vieta teks nugalėtojams, tačiau drąsiai metus laiko galės vadinti stipriausia ekipa Vilniuje. Na ir tas derbio faktorius pakankamai svarbus. Rankinio klubo Vilnius ataka, Aganauskas. Tolyn į kraštą. Agurkis atgal Aganauskui. Panavas. Na ir baigėsi pašalinimas, pasirodė aikštėje Mindaugas Travinskas, kuris sėdėjo ant nubaustų į suolą, prabėgo tas 2 minutės. Pilnos sudėties Vilniaus rankininkai, na, Šviesos ekipa pašalinimų kol kas dar nebuvo, čia apsigina Biekša, tačiau metimo metu fiksuojama bauda ir tai reiškia, kad yra skiriamas 7 metrų baudinys, netgi panašu, jog teisėjai užfiksavo, jog 6 metrų zonoje gynėsi vienas iš Šviesos rankininkų, taigi šūvis nuo 7 metrų žymos, Kostas Plaušinaitis prieš Justiną Biekšą, na, etatinis 7 metrų atlikėjas. Vilniaus klube Kostas Plaušinaitis. 24 metimai šiais metais, 17 tikslių, dabar prie šių skaičių prisideda dar po vieną. 10-8 svečiai priekyje. Plėta. Na ir matome aktyvus Jurelevičius, tačiau niekaip nesugeba jam perduoti kamuolį Šviesos rankininkai. Plėta, metimo nėra. Perdavimas į kraštą. Bernatavičius pameta kamuolį ir taip. Apsigina Vilnius. Tenka dabar jau Šviesos rankininkams grįžti savo aikštės pusę, nepavyko sumažinti atsilikimo, jie atsilieka 2 įvarčiais, 10-8. Aganauskas. Na ir vėl įprastas vaizdas, su kamuolį Vilniaus rankininkai. Atrodo, jog bando užmigdyti savo varžovus, štai dabar prasideda aktyvesni veiksmai, Panavas, Aganauskas. Ir turėtų atitekti kamuolys atakuojančiai komandai, taip ir yra. Teks pradėti savo kombinaciją iš naujo. Panavas prasiveržia, Panavas jo tikslų šūvis, tačiau jis nėra skaitomas. Prieš tai užfiksuota bauda. Dar kartą pozicinis išpuolis, kurį rezgia rankinio klubas Vilnius. Panavo šūvis ir Justinas Biekša. Matė, kur skrieja kamuolys, spėjo sureaguoti į metimą ir spėjo apsiginti nuo šio šūvio. Dabar jau rezgia savo atsaką Šviesa ir Donatas Žebelys. Šiek tiek ir pasiseka, tačiau apsigina Donatas Žebelys. Čia atsakas ir turėtų būti skirta bauda. Skėšio rankomis Šviesos rankininkai, na ko gero nederėtų. Panašu, jog tikrai buvo ten bauda, na bent jau už to taško, iš kurio mačiau tą situaciją aš. Tikrai būčiau švilpęs, net nebejočiau.
Trumpa pauzelė, valomas grindis, 23 rungtynių minutė, 10-8, ar strigo abi ekipos. Sakykime, tai pirmosios 10 minučių buvo tikrai rezultatyvės, tikrai daug metimų, daug tikslių metimų, po to sunkiai įvarčius renka tiek Šviesa, tiek Vilnius. Tarsi ir prisiminė abi ekipos, jog reikia ne tik atakuoti, bet ir gintis. Čia bauda prieš Martyną Žalą. Turi pastabų net ir pačiam Martynui Žalui rungtynių arbitrai. Čia bet kokia atveju bauda fiksuota Vilniaus naudai. Martyno Žalo šūvis ir vartų konstrukcija gelbsti Šviesos rankininkus ir panašu, jog ir kamuolys palieka aikštę nuo jų, tad dar vienas Vilniaus išpuolis. Panavas, matė, gudriai atakavo, matė, jog laisvokas kairysis vartų plotas, tačiau nepataikė į jį ir ko gero, jei būtų pataikęs, Justinas Biekša būtų bejėgis. Ne iš itin patogios pozicijos atakavo Panavas. Ir tai ko gero dar didžiausiai įtaka, kad kamuolys neskrieja į vartų plotą. Balbierius dabar viduryje, dabar jau ir per jį sukasi žaidimas, kuomet atakuoja Šviesa. Perdavimas Irelevičiui ir bauda turėtų būti fiksuojama, taip ir yra. Labai aktyvus ten buvo Bernatavičius. Rovėsi prie vartų ir panašu, kad iš anksto buvo sumastęs tą planą, būtent pritraukti visą daug varžovą ir surasti savo komandos draugą Tadą Irelevičių laisvą. Čia šūvis yra ir į vartų pelną būtent minėtas Tomas Bernatavičius, 10-9. Kyla aistros. Nesutarimai tarp Aganausko ir Tado Irelevičiaus. Na, tikėkime, tai tik epizodas, kuris daugiau nesikartos. Čiuplinskas grįžta į žaidimą. Vienas iš Vilniaus ekipos lyderių ir lieka 5 minutės. Pirmajame kėlinyje, na ir kas krenta akis, kol kas abi ekipos dar nėra išnaudojusios savo geltonų kortelio limito. Matėme vieną pašalinimą už tikrai grubę pražangą, paliko tuomet aikštę Mindaugas Stravinskas. Tačiau jau senokai beteko matyti tokį vaizdą, kad pirmojo kėlinio pabaigoje dar nebūtų išnaudotas visos geltonos kortelės, tad abi ekipos dar turi rezervą, stabdant varžovų išpuolius. Šūvis iš toli nėra ir Martynas Žala atakavo, rodo Vilniaus rankininkai, jog nuo varžovų kamuolys paliko aikštę ir ne nuo vartininko, nuo aikštės žaidėjo, taip ir yra teisėjai su tokiu teiginiu sutinka, grąžino kamuolį Vilniui. Čiplinsko šūvis, nėra. Bando greitai žaisti Šviesa, tačiau panašu, jo grįžo į pozicijas gynyboje Vilnius. Čia įvartis ir dar, manau, bus pašalinimas. Taip. Tiesiog įspūdingai čia sužaidė Lukas Balbierius, sugebėjo pelnyti įvartį. Ir dar 2 minutėms šalinamas Juris Aganauskas. Taigi kėlinio pabaigoje Šviesa atsigauna, išlygina rezultatą 10-10 ir turi kiekybinį pranašumą. Šansas perimti rungtynių kontrolę, šansas išsiveržti į priekį. Panavas. Na, Vilniaus rankininkai dabar neskubės, nebent susikurs labai geras progas, tačiau tų progų išnaudoti nepavyksta. Nepataiko į vartus Šarūnas Sakalauskas ir Šviesa atsako tuo pačiu. Nesugeba rezultatyviai užbaigti savo atakos. Kol kas ši atkarpa labai naudinga Vilniui, laikas tiksi. O jų žaidėjas, sėdintis ant suolelio, galės pasirodyti aikštėje ir be abejo tikisi vilniečiai, kad per tas minutes nepavyks Šviesą išnaudoti to pranašumo, tai yra to vieno žaidėjo pranašumo aikštėje. Martynas Žala, Čuplinskas.
Panavas, teisėjai įspėja Vilnių, kad yra pasyvus žaidimas. Bauda prieš Šuplinską. Ir turi atakuoti Vilniaus rankininkai. Šuplinsko šūvis nėra, nepataiko net į vartų plotą. Na, desperatiškas šūvis, negalim ir priekaištauti Šuplinskui. Reikėjo atakuoti, kitaip kamuolys būtų atitekęs varžovams, kurie turi šansą po gan ilgo laiko tarpo išsiveržti į priekį. Šūvis ir labai protingas Artūro Švilpos šūvis. Na, tai yra rezervas. Iš tikrųjų, pripažinkime, Donatas Žebelys tikrai, ko gero, nemėgsta tokių metimų. Ne tokio tipo vartininkas, kad spėtų prie tokių šūvių ir sugebėtų apginti savo vartus. Ir tą puikiai žino Šviesos rankininkai. Matėme prieš tai tikrai keletą sėkmingų Donato Žebelio epizodų. Pramušti iš distancijos šį vartininką yra gerokai sunkiau. Čia Panavo šūvis ir 7 metrų baudinys bei pašalinamas iš aikštės. Na, visiška skylė. Šviesos gynyboje sunku net ir paaiškinti, kaipgi čia taip nutiko, kad būtent tiek erdvės turėjo Panavas. Na, ir turės jis progą realizuoti 7 metrų baudinį. Stojasi prie metimo linijos iš 14-11 šį sezoną. Šūvis yra 11-11, lygina jis rezultatą. Lieka apie pusantros minutės iki kėlinio pabaigos. Ir vienas iš paskutinių iš Šviesos atakų. 11-11, kaip jau minėjau, kol kas lygi ir nirtinga kova, tikras derbis, tikras mūšis dėl bronzos. Kamuolys dešinėje. Bernatavičius, jo perdamas į kraštą, baudos puolime ten nėra. Balbierius, perspėjimą Vilniečių be pasyvų žaidimą. Ir Balbierius tai puikiai mato ir ne tik mato, bet ir pelno įvartį. Rezultatas tampa 12-11 ir lieka 40 sekundžių iki kėlinio pabaigos, kurias net nebejoju ir sudegins Vilniaus rankininkai. Klausimas vienas, ar pavyks jiems išlyginti rezultatą, ar vis tik tai ilsėtis vienu įvarčiu atsilikінėdami nuo savo varžovų. Panavas. Ganauskas, Malakys, geras jo perdavimas prie linijos, tačiau nepavyko to išnaudoti Vilniaus rankininkams. Čia baudos nėra, prašo žaisti toliau teisėjai, 5 sekundės, Panavas rezultatas lygus, 12-12, pirmas kėlinys pasibaigė. Tad kol kas viskas įdomu, gražu ir tikrai įspūdinga. Dabar 10 minučių pertrauka, o po jo sužinosime, galbūt šiose rungtynėse prireiks net ir pratęsimo. Sirgalių radijas. Radio centras. Transliaciją pristato Vivus LT. Patogi paskola.
Sirgalių radijas. Radio centras. Transliaciją pristato Vivus LT. Patogi paskola. Grįžtame į Vilnių, tęsiasi mūšis dėl trečios pozicijos Lietuvos rankinio lygoje. Pirmosios rungtynės po pirmojo kėlinio 12-12, žaidžia Vilniaus Šviesa prieš Vilniaus rankinio klubo Vilnius. Ir kol kas tikrai įdomios ir įspūdingos rungtynės, lygus rezultatas, įdomi vyriška kova. Na ir jeigu trumpai prisiminus pirmąjį kėlinį, tiesiog uraganiškai pradėjo į abi ekipos. Labai daug įvarčių buvo pirmosiomis minutėmis. Panašiai prasideda ir antrasis kėlinys. Aganauskas pelna įvartį.
Taigi labai daug įvarčių buvo pirmosiomis minutėmis, po to tarsi sustojo be ekipos, sunku pasakyti, ar prisiminė gynybą, ar tiesiog pamiršo kaip pult. Gan sunkiai sekės pelnyti įvarčius kėlinio viduryje ir apsikeitė sėkmingomis atkarpomis tuomet abi ekipos. Pradžiai atkarpa 4-0 laimėjo Šviesa, po to tokia pat atkarpa buvo sėkmingai sužaista ir Vilniaus rankininkų. Ir viskas baigės tom, kad besibaigiant pirmajam kėliniui, komandos susilygino ir tas rezultatas po pirmo kėlinio buvo lygus 12-12, dabar rezultatą lygina Šviesa 13-13, sužaidus 1 minutę antrajame kėlinyje, komandos jau apsikeitė įvarčius, čia Panavas ir 2 minutėms šalinamas iš aikštės Tadas Jurelevičius. Grubokai stabdo į varžovą ir persvarą, kurią turi Vilnius. Dabar netrukus prasidės 2 minutės. Jie žais daugumoje. Martynas Žala su Aganausku. Panavas. Perdavimas į kraštą. Keičiama atakos kryptis, tačiau metimo suregzti nepavyko. Dabar labai geras perdavimas ir įspūdingai žaidžia Justinas Biekša. O atakavo vartus Šarūnas Sakalauskas, gražiai sužaidė. Vilniaus rankininkai išnaudojo tą kiekybinį pranašumą, ištampė Šviesos gynybą, rado laisvą krašte savo rankininką, tačiau nubausti varžovų už tą klaidą nepavyko. Dabar jau Šviesos rankininkai be abejo niekur neskuba. Dar maždaug minutę ir 10 sekundžių jie žais mažumoje. Orlovskis. Šūvio nėra. Artūras Švilpa. Orlovskis. Braunasi prie vartų. Dar viena bauda. Viskas kaip ir aišku. Vilniečiai stabdo smulkiamis baudomis varžovus. O šiandien be abejo laikas tiksi. Ir jiems reiks atlikti metimą į vartus ir jie jį atlieka bei pelno įvartį. Neįtin sėkmingas epizodas svečiams, nepavyksta apsiginti esant daugumoje. O čia už tai pavyksta puikiai, tiesiog puikiai užpult varžovus, greitas išpuolis. Greitai vaikšto kamuolys ir Martynas Lapinskas vienas prieš vartus. Jokių šansų Justinai Biekšai. Šviesos vartininkui ir tenka vėl Šviesai atakuoti savo varžovus, tenka vėl ieškoti spragų jų gausesnėje gynyboje. 14-14. Orlovskis lėtai. Dar kartą Orlovskis meta iš toli, apsigina aikštės gynėjai. Aikštės žaidėjai nuo šio išpuolio ir turi šansą sureiks greitą ataką. Vilniaus rankinio klubas gražiai klaidina varžovą. Tadas Podolskis ir pelno puikų įvartį 14-15. Grįžta į žaidimą Tadas Jurelevičius. Baigėsi tos 2 minutės, kuomet buvo mažumoje Šviesos rankininkai. Arnatavičius plėtai. Šis toliau į kraštą Pacevičiui. Dar kartą Pacevičius. Šansas jam ir čia bauda. Domantas Čiuplinskas neteisus. Lėta, jo perdavimas ir bauda puolime, taip. Įsirėžė Pacevičius į savo varžovą, teisėjai iš karto švilpė. Aukštas, gerai sudėtas rankininkas Pacevičius. Turi tai ir savų privalumų, tačiau turi ir trūkumų. Būtinai reikia stebėti savo judėjimo kryptį ir sekti, ar varžovai neatsistojo joje ir netrukdo artėti prie vartų. Čiuplinskas, Panavas ir panašu, jog taip, neteisos Vilniaus rankininkai. Plėta. Arnatavičius čia be jokios abejonės 2 minutės, be jokių kalbų. Panavas žingsniuoja iš aikštės. Gruboka jo pražanga, be abejo, sustabdė Vilniečių išpuolį, panašu, jog tikrai geroje metimui pozicijoje buvo atsidūrę Vilniečiai ir tas metimas greičiausiai būtų buvęs tikslus.
Tačiau vilniečiai turės šansą tą, na, sakykime taip, neteisybę ištaisyti. 7 metrų baudinys ir Skirmantas Plėta. Pasiruošęs jį atlikti, etatinis tokių metimų atlikėjas Šviesos ekipoje. Daugiau nei 40 kartų šį sezoną jau atakavo iš šios pozicijos, o Vilniaus ekipoje keičiasi vartininkai. Donatas Žebelys užleidžia vietą Eduardui Dragūnui. Na, šis vartininkas tikrai moka atreminėti 7 metrų baudinius. Žiūrėkime, ar jam paseks šį kartą. Ne. Skirmantas Plėta įveikia savo varžovą ir Eduardas Dragūnas grįžta ant suolo. Na, dažnas, tikrai dažnas šis reiškinys rankinį keitimas, kuomet keičiasi vartininkai būtent 7 metrams. Galbūt netoks dažnas, tačiau taip pat egzistuojantis variantas, kuomet būna rankininkai, kurie iš esmės tik atlieka 7 metrų baudinius, o rungtyniauja labai mažai. Taip pat pasirodo aikštėje, kuomet reikia atlikti 7 metrų baudinį. Ir dar viena bauda puolime, dar kartą neteisūs Vilniaus rankininkai, o čia Šviesai nepavyksta greitai užpult savo varžovų, ne iš tos vietos panašu buvo įžaistas kamuolys. Balbierius, Plėtai. Plėta toliau į kraštą Bernatavičiui. Na ir vėl šitas trejetas suka kamuolį. Tadas Irelevičius prie linijos. Plėta, jo perdavimas. Šūvis ir tikslus. Šviesos rankininkai. Lukas Balbierius pelno savo įvartį. Jau ne pirmas šiandien, na ir pakankamai geros rungtynės jam, nėra vienas iš rezultatyviausių Šviesos žaidėjų. Šiandien jis pastebimas ir šiokia tokia staigmena galbūt varžovams. Vilniaus išpuolis, Aganauskas. Martynas Žalo, koks metimas, koks tikslumas. Į apatinį vartų kampą. Na, metimas nebuvo iš pačių stipriausių, tačiau prie tiksliausių tikrai būtų galima jį priskirti. 16-16 ir vis dar mažumoje Vilniaus klubas ir tuom naudojasi Šviesa. Valdas Drabavičius 17-16 po jo metimo. 7 minutės jau beveik sužaistos antrajame kėlinyje ir kol kas apylygė kova. Panavas Aganauskui mažumoje turi atakuoti Vilniaus rankininkai. Perdavimas į kraštą, geras perdavimas į kraštą ir dar vienas įvartis, Tadas Podolskis. Ne pirmą kartą spragos Vilniečių Šviesos kraštuose, tai yra tose pozicijose, iš kurios sąlyginai yra sunkiausia atakuoti vartus. Tačiau Vilniaus rankininkai jau ne kartą šiandien šį teiginį paneigė. Geras galėjo būti šis perdavimas ir sutikčiau su prieštaraujančiais Šviesos rankininkas. Tikrai nuo varžovų kamuolys paliko aikštę. Pasitarė tarpusavėje teisėjai. Vienas iš jų nematė tiksliai epizodą. Na, štai dabar teisybė nugalėjo. Nereikėtų ginčytis Panavui. Taip, akivaizdžiai ten nuo jo komandos draugų kamuolys išlėkė už šoninės linijos, tad tęsė savo ataką Šviesa. Bernatavičius. Plėta. Dar kartą Bernatavičius. Šansas jam, metimas ir Donatas Žebelys apsigina ir surezga greitą ataką. Yra, pelno įvartis Malakys, nuo šio epizodo didvyris Donatas Žebelys atrėmė labai pavojingą metimą ir po to suorganizavo labai greitą savo ekipos išpuolį, itin tikslus perdavimas komandos draugui ir rezultatas tapo 17-18 Vilniaus naudai. Bauda. Bernatavičius. Perdavimas į kraštą ir čia tiksliu šūviu
Varžovą gynybą įveikia Lukas Balbierius. Panavas. Paganauskas. Martynas Žala. Dar kartą Panavas. Nusprendžia neskubinti įvykių. Vilniaus rankininkai. Čia šansas jiem ir Panavas. Visiškai laisvas kairys vartų kraštas. Į jį ir siunčiamas kamuolys. 18-19. Vėl Vilniaus rankininkai išsiveržė į priekį. Na, kol kas visiškos gaudynės. Vilniaus rankininkai tai pirmauja vienu įvarčiu. Tai rezultatas lygus. Kol kas nesugeba persverti savo naudai rezultato šviesos rankininkai, šių rungtynių šeimininkai. Bernatavičius, čia turėtų būti fiksuojama bauda, taip ir yra. Ir stabdo. Teisėjai rungtynių laiką prašo pavalyti aikštę. Na ir štai toks vaizdas. Šarūnas Sakalauskas nusprendžia, kad nereikia rizikuoti savo ir varžovų sveikata ir pats pavalo aikštę tam, kad būtų tikras, jog tikrai yra sausa ir saugi. Plėtos, labai geras perdavimas Tadui Jurelevičiui. Šis pelno įvartį ir dar uždirba 2 minučių pašalinimą, kurį gauna Martynas Lapinskas. Maksimaliai gerai išnaudota ši ataka. Be abejo, kalbu apie šviesos rankininkus. Puikus perdavimas Tadui Jurelevičiui ir po to ta bereikalinga dar Martyno Lapinsko bauda. Suka kamuolį mažumoje esantis Vilniečiai ir panašu, jog randa spragą čia įvartis ir jei jis nebūtų buvęs pelnytas, ko gero būtume išvydę 7 metrų baudinį. Trukdė ten varžovų ir lietė ranką vienas iš šviesos rankininkų. Na ką, Vilniaus rankininkai ir toliau išlaiko tą tradiciją, vėl išsiveržė vienu įvarčiu į priekį, 20-19, sužaidus daugiau nei 10 minučių antrajame kėlinyje. Plėta, jo metimas ir nusivylė Skirmantas Plėta visai šalia vartų konstrukcijos skrieja kamuolys. Ir kol kas sėkmingai susitvarko su ta nelengva užduotimi žaisti mažumoje Vilniaus rankininkai. Jie pelnė įvartį, jie apsigynė nuo Vilniečių išpuolio. Kalbu beveik po šviesos ataką. Ir dabar turi šansą suregzti dar vieną savo ataką. Na ir jiem lieka dar maždaug minutė, šiek tiek mažiau žaisti mažumoje, tad šios atakos metu, manau, bus sudeginta bent pusę minutės. Ir po to grįš į aikštę jų pašalintas žaidėjas. Čiuplinskas su Martynu Žala. Vėl daug juda kamuolys. Perdavimas į kraštą, metimo nėra, bauda fiksuojama. Laikas tiksi ir tiksi Vilniaus klubo naudai. Panavas braunasi prie vartų, perdavimas atgal Čiuplinskui. Martynas Žala įspėjami. Vilniaus rankininkai, jog žaidžia pasyviai ir tuom naudojasi. Jų treneris ima minutės pertraukėlę, tad po jos galės pratęsti savo išpuolį Vilniaus rankininkai, o mes padarom trumpą minutės pertraukėlę. Sirgalių radijas. Radio centras. Transliaciją pristato Bibus LT. Patogi paskola. Baiginėjasi Vilniaus rankininkų paimta minutės pertraukėlė, netrukus komandos grįž į aikštę ir toliau pratęs kovą. Na ir Vilniaus rankininkai žaisdami mažumoje sulaukė teisėjų įspėjimo apie pasyvų žaidimą ir tuomet Vilniaus ekipos treneris Marius Baranauskas paprašė
minutės pertraukėlės ir būtent taip suteikė savo ekipai progą suregzti dar vieną sėkmingesnę ataką. Primena teisėjai rankininkams, kurioje vietoje turėtų būti pradėtas žaidimas. Na ir dabar leidžia įtęsti. Teisėjai reikia metimą, Martynas Žala braunasi, čia turėtų būti bauda. Čiuplinskas, jo metimas ir nedaug trūko Domantui Čiuplinskui. Liečia kamuolys panašu jog vartų konstrukcija. Čia puikiai atlieka klaidinantį judesį Lukas Balbierius, tačiau vėl vartų konstrukcija ne pirmą kartą šiandien matome, kaip rankininkai pataiko būtent į šį elementą ir pakankamai dažnai tai daro. Apsigina Vilniaus rankininkai. Jie vienu įvarčiu priekyje. Ir jie jau rungtyniauja visos sudėties. Grįžo jų nubaustas žaidėjas į aikštę. Panavas Čiuplinskui. Maganauskas. Dar kartą Čiuplinskas, jo metimas ir baudos nėra, o kamuolys skrieja šalia vartų, o čia puikiai ginasi Vilniaus rankininkai. Nepavyksta šviesai suregzti greitos atakos. Bernatavičius šūvis yra 20-20. Na ir kol kas ta įtampa, kurią mums demonstruoja abi ekipos ištiesus būdingo, o čia kas per skylę šviesos gynyboje visiškai laisvas Marius Panavas galėjo pasirinkti ir pusę, į kurią mesti, ir užsimoti niekas jam netrukdė. Labai greitai Vilnius atstato vieną įvarčio persvarą. Na ir šviesai tenka vėl ieškoti kelių prie varžovo vartų, kaip sunkiai atrodo pelno įvarčius Vilniaus Šviesa ir kaip lengvai tą daro Vilniaus rankinio klubas Vilnius. Čia Skirmantas Plėta neįveikė Donato Žebelio. Šansas svečiams padidinti savo persvaras. Kuba Panavas. Čia bauda ir nėra. Pašalinimą nusprendžia teisėjai, jog neverta ši bauda 2 minučių pašalinimo. Na, dabar stabdymas žaidime. Panašu, jog norėjo teisėjai, jog būtų pavalyta aikštė. Dabar leidžia tęsti žaidimą. Maganauskas su Panavu. Čiuplinskas toliau į dešinę, gauna kamuolį atgal. Vėl Maganauskas, vėl Panavas. Čia braunasi prie vartų Tadas Podolskis. Ir panašu, jog abu rankininkai šalim 2 minutėm, na atvirai pasakysiu, keistas sprendimas. Kodėl buvo galima pašalinti Tadą Podolskį, aš suprantu, labai jau jis instinktyviai ir demonstratyviai reagavo į tai, kad neskiriama didesnė nuobauda. Tuo metu Valdas Drabavičius tiesiog užsidirbo baudą ir jeigu jis turėjo gauti 2 minučių pašalinimą, turėjo jį gauti iš karto. Po teisėjo iš Švilpuko Valdas Drabavičius rankomis nesiskeričiojo, kaip jo varžovas, ir neapeliavo į teisėją, tad sunku paaiškinti, kodėlgi būtent abu nusprendžia pašalinti teisėjai, tačiau kaip ten bebūtų, dabar 2 minutės komanda žais turėdamos vienu aikštėje žaidėjų mažiau. Daugiau erdvės puolantiems ir be abejo daugiau darbo ir besiginantiems. Skirmantas Plėta į kraštą, gauna kamuolį atgal. Bernatavičius, pražanga prieš jį. Tadas Jurelevičius laukia prie linijos, na linijos žaidėjai tokiu metu gali būti išnaudojami, kaip minėjau, mažiau rankininkai aikštėje, čia šūvis ir vėl vartų konstrukcija. O puikiai, tiesiog puikiai rezga savo išpuolį Vilniaus klubas. Martynas Žala paliktas vienas, na kur ten vienas, 3 jie atbėgo prie Justina Biekšos varto, bet būtent Martynas Žala užbaigė šį išpuolį. Ir skylėta, tikrai skylėta buvo ši gynyba, na ir kaip gerai judėjo
be kamuolio buvę rankininkai. Čia Šviesos atsakas ir dar kartą netiksliai. Šį kartą jau Donatas Žebelys demonstruoja puikų žaidimą. Na ir panašu, jog tie pašalinimai, kuomet abi ekipos aikštė turi pamažiau žaidėjų, naudingesni yra. Vilniaus klubą apsigina Šviesa. Geras perdavimas, Tadas Jurelevičius. Koks šūvis. Ir kaip ginasi Donatas Žebelys. Neįtikėtinas ovacijos čia. Tiesiog įspūdinga ataka ir dar įspūdingesnis Donatas Žebelys. Ir galbūt tai, kad nepavyksta įveikti varžovo vartininko ir priverčia Šviesos trenerį prašyti minutės pertraukėlės. Sirgalių radijas. Radio centras. Transliaciją pristato Vivus LT. Patogi paskola. Baigėsi minutės pertraukėlė, kuri be jokios abejonės buvo naudingesnė Šviesos rankininkams, kurie pastaruoju metu buksuoja. Tuo metu rankinio klubas Vilnius žaidžia tikrai neblogai, ypač gynyboje pavyksta jam apsiginti nuo varžovo išpuolių. Pavyksta atmušti pavojingus jų metimus, kad ir prieš minutės pertraukėlę matytas epizodas, kuomet tiesiog įspūdingas buvo Donatas Žebelys. Labai gražią ataką surengė Šviesa, tačiau paskutinioji jo stadija metimas į vartus buvo netikslus ir ten liaupsės ir plojimai Donatui Žebeliui puikiai apsigynusiu nuo to Tado Jurelevičiaus metimo. Tiesa, po tos gynybos kamuolys išlėkė už šoninės linijos, tad Šviesa turi galimybę pratęsti savo išpuolį. Skirmantas Plėta, nu čia turėtų būti 7 metrų baudinys, taip. Ko gero pats Skirmantas Plėta ir bandys realizuoti šį baudinį, eina jis prie 7 metrų žymos. Šansas Šviesai pelnyti įvartį. Na ir vėl keitimas Vilniaus ekipoje, kaip ir prieš tai metu 7 metrų baudinio metu. Eina į aikštę Eduardas Dragūnas. Na ir Plėtos dvikova prieš Dragūną. Metimas yra Skirmantas Plėta, vėl mažina atsilikimą 22-21. Lieka žaisti šiek tiek mažiau nei 14 minučių iki antrojo kėlinio pabaigos. Na, jeigu viskas vyks ir toliau taip, kaip dabar matome, galime neišvengti ir pratęsimo. Dešinėje kamuolys, Čuplinskas. Perdavimas Panavo, vėl Čuplinskas. Žala. Juda greitai, kamuolys įsuko jį. Vilniaus rankininkai, čia netikslus perdavimas ir apsigina. Šviesa ir rezgia labai gerą ir perspektyvą ataką, tačiau viskas yra veltui, nėra, vis tik tai sugeba. Pasaugo savo komandos draugą Valdas Drabavičius, netikslus buvo Skirmantas Plėta, vėl stebuklus išdarinėja Donatas Žebelys. Tačiau stebuklai įvyksta vieną kartą, vienos atakos metu, turbūt galime apibendrinti taip. Nepavyko Donatui Žebeliui atmušti antrojo Šviesos metimo ir Šviesa po ilgokos pertraukos išlygina rezultatą. Dabar jau Vilniečių atsakas ir pelno įvartį Tomas Smalakys. Grąžina Vilniui persvarą 23-22. Bernatavičius. Kol kas neranda spragų Vilniaus gynyboje Šviesa. Dar kartą Bernatavičius, jo neblogas perdavimas, tačiau nepagauna kamulio. Jo komandos draugas ir už tai Šviesos rankininkai yra baudžiami. Kaip greitai Vilnius atstatė 2 įvarčių persvarą. 24-22. Ir teisėjo Švilpukas stabdo laiką. Kas yra, tenka pavalyti aikštę. Netrukus
leis tęsti žaidimą. Teisėjas. Štai dabar tas švilpukas ir Šviesa vėl rezgia savo ataką. Na ir prisiminkime, kaip sunkiai Šviesa vijasi varžovus, pasivijo juos. Išlygina rezultatą ir, na, turbūt per nepilną minutę gavo atgal tuos 2 įvarčius ir vėl atsilieka 2. Čia šūvis, vėl tikslu 24-23. Bernatavičius mažina atsilikimą. Vilniaus atsakymas labai greitas ir lygiai taip pat tikslus. Šūvis greitai žaidžia abi ekipos. Tadas Jurelevičius, bauda puolime. Turėtų būti fiksuojama. Tačiau panašu, kad kažkokį kitą sprendimą priėmė rungtynių teisėjas. Na, būtų įdomu pamatyti, ką jie nusprendė. Kol kas nematau jo gesto. Koks sprendimas. Ant grindų Tadas Jurelevičius, panašu, jog susižeidė šis rankininkas. Na, tikėkime, viskas bus gerai ir galės jis tęsti rungtynes. Pašalinimo tikrai nebuvo. Na, bent jau teisėjai kol kas to gesto neparodė. Tačiau mano asmeninė nuomonė, ten turėtų būti užfiksuota bauda puolime. Įsirėžė Tadas Jurelevičius į savo varžovą. Pauzė žaidime ir keliasi. Tadas Jurelevičius galės tęsti žaidimo abi ekipos. Ir kol kas Tadas Jurelevičius lieka už aikštės, vis tik tai nusprendžiam tik medicinę pagalbą, keičiamas jis kitų žaidėjų. Bernatavičiaus šūvis yra. Ir vėl mažinamas atsilikimas iki minimumo. 25-24, lieka 11 minučių iki antrojo kėlinio pabaigos. Panavo atsakymas, nebus skaitomas šis įvartis. Anksčiau užfiksuota bauda. Na ir vėl stabdomas žaidimas, vėl tenka pavalyti aikštę. Daug tokio epizodo antrajame kėlinyje. Na, o rankininkai ir jų treneriai gali naudotis šiuo stabdymu. Aptarti, kaipgi reiktų toliau žaisti, ką daryti, ką atkreipti dėmesį, ką akcentuoti. Na, kol kas neišnaudotas dar visos minutės pertraukėlės, ko gero jausdami treneriai, kad rungtynių pabaiga gali būti labai įtempta, gali reikti tų patarimų. Saugo galimybę paimti minutės pertraukėlę. Leidžia teisėjai tęsti žaidimą. Vilniaus rankininkai su kamuoliu. Aganauskas. Čuplinskas, vėl Aganauskas. Martynas Lapinskas laukia prie linijos. Čuplinskas, jo metimas yra į dešinį vartų kraštą, ten kur buvo Justinas Biekša, tačiau vis tik tai pramuša jis Šviesos vartininkai ir vėl 2 įvarčiais priekyje svečiai, Vilniaus rankininkai. Lieka žaisti 10 minučių. Bėrius, perdavimas Bernatavičiui. Nepavyksta atlikti metimo, gerai ginasi Vilniaus klubas. Bernatavičius toliau į kraštą. Čia tiesiog įspūdingas perdavimas. Na, pradžiai sunkiai kamuolį bandė sugraibyti Jovydas Jurašius, tačiau vis tik tai jį pagavo ir po to jau liko lengvesnioji darbo dalis. Čia ir įvartis ir ko gero pašalinimas. Taip. Labai negražiai žaidžia Šviesos rankininkai.
Ir panašu, jog net ne vienas, o 2 rankininkai šalinami iš aikštės. Tuomet Šviesai tai yra visiška tragedija. Lieka žaisti 9,5 minutės, jie 4. Jie atsilieka 2 įvarčiais ir varžovai turi 2 aikštės žaidėjų pranašumą. Ir jei per tas 2 minutės Vilniaus rankininkai nesugebės padidinti persvaros, ko gero galės itin džiaugtis tuo, ką matė Šviesos atstovai. Sunku jiem ir atakuoti. Didžiulė kokybinė persvara. Ne, vis tik tai vieną rankininką pašalino. Būsiu suklydęs. Ir šalinamas ir Martynas Lapinskas, o po to už emocijas šalinamas ir Domantas Šiuplinskas. Kaip viskas keičiasi? Nesupranta. Ekipos treneris Marius Baranauskas, kas čia darosi, gauna dar kortelį ir jis. Na, viskas čia paprasta. Nusprendė skirti 2 minučių pašalinimą Martynui Lapinskui. Domantas Šiuplinskas nesutiko su tokiu teisėjų sprendimu. Labai jau aiškiai pasakė, ką apie tai galvoja ir kas blogiausia pasakė tą garsiai. Tad 2 rankininkai palieka aikštę Vilniaus gretose. Na ir štai tokia situacija atrodo dar prieš keletą sekundžių. Šviesa buvo blogoje pozicijoje, jų rankininkų buvo mažiau, dabar jų rankininkų yra daugiau. Ir dabar jau jie padėties šeimininkai ir jie pradeda tuom naudotis. Lukas Balbierius mažina atsilikimą ir prisiminkime dar tai, kad kuomet grįš į aikštę vienas iš pašalintų Šviesos rankininkų, tuomet apie pusę minutės jie žais 6 prieš 4. Na, bus įdomu pažiūrėti, koksgi tuo metu bus kokia varžybų stadija. Galbūt teks gintis, galbūt pult, bet kokia atveju tas pranašumas tikrai didžiulis, o čia Planavas daro netikėtinus dalykus, įveikia Šviesos gynybą ir išsaugo tą 2 įvarčių persvarą, kurią turi Vilnius. Plėta. Balbieriui į kraštą, na ir skuba. Šviesa nori kuo greičiau sureksi sėkmingus išpuolius. Geras perdavimas, metimas ir Donatas Žebelys. Tiesiog įspūdinga šiandien Donatas Žebelys. O gero vienas iš pretendentų į geriausio rungtynių žaidėjo titulą. Ne vieno, sunku ir sudėtinga metimą atrėmė Donatas Žebelys. Na, situacijos, kuomet dėl praleisto įvarčio vartininko tikrai niekas nekaltintų. Ir kokius 5 ar 6 kartus šiandien Donatas sugebėjo tokią situaciją savo ekipą gelbėti. Čia nesėkmingas Vilniaus išpuolis, tačiau laikas tiksi. Ir tie pašalinti žaidėjai netrukus pasirodys aikštėje. Plėta, jo šūvis. Pagauna kamuolį Donatas Žebelys. Skirmantas Plėta prašo 7 metrų baudinio, jo nėra. Na ir grįžta dabar jau 6. Vilniaus Šviesos rankininkai prieš 4 Vilniaus rankininkus, tad randa skylių jų gynyboje be problemų, jų randa. Ir Valdas Drabavičius mažina vėl atsilikimą iki minimumo 28-27 ir dabar jau visos sudėties ir Vilniaus rankinio klubas Vilnius pakankamai gerai išsisuko iš šių situacijų, na sakykime taip, abie ekipas pradžioje Šviesoje turėjo vieno žmogaus deficitą. Tuomet jau Vilnius turėjo tą patį ir viskas baigės tuom, kad vis tiek lieka tas 2 įvarčių pranašumas, kurį turi Vilniaus klubas ir kurio niekaip nesugeba sunaikinti Šviesos rankininkai. Lieka 6,5 minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Plėta, Bernatavičius ir Balbierius suka kamuolį. Plėta nesiryžta metimui, galbūt dabar nebūtų įskaitomas įvartis, jei būtų buvęs tikslus Skirmantas Plėta. Vėl trumpas stabdymas, vėl tenka pavalyti aikštę. Na, Šviesos rankininkai susiduria su rimtomis problemomis, niekaip nesugeba išlyginti rezultato. Nekartą matėme, kuomet jie pirmavo 2 įvarčius, sumažino atsilikimą iki 1 ir vis pritrūkdavo to žingsnelio.
niekaip nepavykdavo apsiginti ir vėl nutoldavo Vilniaus rankininkai. Psichologija galbūt jau pradeda veikti Šviesos rankininkus, kurie, turbūt geras 15 minučių bando taip pasivyti savo varžovus. Čia gudriai bando žaisti Bernatavičius, o po to klysta Martynas Žala. Nereikėjo jam liesti kamuolio, nereikėjo lipti tą 6 metrų zoną. Plėta, jo šūvis ir vėl pataikoma į skersinį, o po to kaip klysta Šviesa, tiesiog nusisuka. Sėkmė nuo jų į tuščius vartus, ko gero taip reiktų teikti, nepataiko Šviesos rankininkai ir tai gali būti labai svarbus momentas šiose rungtynėse. Jei Vilnius sugebės dabar padidinti savo persvarą, tai gali būti tas lūžis, kurio jiems reikia norint laimėti pirmąsias serijos rungtynės. Bauda prieš Martyną Žalą. Panavas. 5 minutės lieka. Šūvis, netikslus Panavas. Po truputį pradeda skubėti Šviesos rankininkai. Metimas ir įskaitoma šis metimas, nėra fiksuojama. Bauda puolime susidūrė ten Panavas ir Lukas Balbierius ir panašu, jog Panavas dar ir yra baudžiamas 2 minučių pašalinimu, tai šansas Šviesai. Kaip jau minėjau, lieka mažiau nei 5 minutės ir 2 minutės jie žais daugumoje. – 29-28, vėl vienas vienintelis įvartis, tai skiria ekipas. Tačiau vėl su kamuoliu Vilnius, kuris turi šansą atstatyti tą 2 įvarčių pranašumą. Aganauskas. Perdavimas toliau į dešinę. Dar kartą Ganauskas ir netikslus. Jo perdavimas, šansas Šviesai surėkti greitą išpuolį. Nepavyko perduoti kamuolio arčiau vartų esantiems rankininkams. Teks apsiriboti pozicinę ataką. Dar kaip minėjau, Vilnius žaidžia mažumoje. Kol kas neranda skylių šeimininkai, galbūt dabar. Plėta. Braunasi ir čia turėtų būti skiriama bauda gynyboje, ko gero. Mano nuomonė neteisus buvo visų pirma gynėjas, po to tik tai susidūrė su varžovu Skirmantas Plėta ir guli ant grindų beje šis rankininkas. Stabdamas laikas. Na, įdomu bus pamatyti, koks teisėjų sprendimas. Bauda akivaizdžiai fiksuojama Vilniaus rankininkams, tai yra šis švilpukas palankus bus Šviesai, tačiau ar bus skiriamas 7 metrų baudinys, ar vis tik teks žaisti nuo 9 metrų linijos. Nuo 9 metrų linijos, taip, ruošti žaisti kamuolį Šviesa, kuri turi puikią progą išlyginti rezultatą. Dar minutė laiko. Vilnius žais mažumoje. Šviesa padarys viską, kad per tą minutę sugebėtų išlyginti rezultatą. Bernatavičius, jo metimas ir tas rezultatas po labai ilgo laiko tarpo tampa lygus 29-29 ir dabar jau Šviesa turėtų būti emociškai geresnėje būklėje. Ginasi jie nuo mažumoje atakuojančių varžovų. Pastariesiems dar pusę minutę žaisti mažumoje. Aganauskas Martynui Žalai, čia galima išvysti ir pašalinimą, jo nėra. Ne visai čia protingai žaidžia, tačiau pasisuka Laurinui Pacevičiui. Jei būtų su ranka kliudęs varžovo veidą, net nebijojo, būtum išvydę pašalinimo. Martynas Žala įmas iniciatyvos ir pelno štai tokį įvartį.
Sudėtingas, tikrai sudėtingas metimas. Šviesa vėl atsilikinėja, lieka 2 minutės 40 sekundžių. Ir jau visos sudėties Vilniaus rankininkai. Lėta į kraštą. Grabavičia, puikus perdavimas ir vėl. Donatas Žebelys, spūdingas jo žaidimas, nesugeba jo veikti Jovydas Jurašius. Na, pirmas dalykas, visiškai laisvas Jovydas Jurašius atsidūrė prie 6 metrų linijos, tad reikėtų Vilniui išspręsti šias problemas. Tai, kad vartuose stovi Donatas Žebelys, dar nereiškia, kad varžovams galima suteikti tokias galimybės. Tačiau jei jų tų galimybių varžovai turi, Donatas Žebelys daro viską, kad kamuolys neatsidurtų jo vartuose ir šį kartą jis tą darbą atliko puikiai. 2 minutės lieka. Vilnius 1 įvarčių priekyje ir jie rezga savo išpolį. Martynas Žala, šūvis yra ir Martynas Žala tempia paskui save komandą pastaruoju metu. 2 jo įvarčiai, 2 įvarčiai svarbių metų sudėtingose situacijose ir Vilnius labai smarkiai priartėja prie pergalės. Šiandien lieka pusantros minutės, jie pirmauja 2 įvarčiais ir šviesai klysti nebegalima. Čia baudos nėra ir tai, ko gero, yra viskas. Lieka minutė 20. Neskubės, tikrai neskubės svečiai. Nėra kur degins laiką. Manau, netgi galime ir išvysti perspėjimą apie pasyvų žaidimą, jei nėra akivaizdžių spragų varžovų gynyboje. Vilniaus rankininkai laikys kamuolį ir degins laiką, o liko deginti 1 minutę. Būtent tiek lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. Čuplinskas į dešinę, atgal Čuplinskui, jo šūvis ir dabar jau tikrai viskas. Karstas uždengtas ir Vilnius sukalti. Šiandien šviesa patirs pralaimėjimą. 32-29 Vilnius priekyje ir pergalės nuojauta ant jų suolelio. Na, kokia nuojauta, ir taip viskas yra pakankamai aišku. Lieka 40 sekundžių, Skirmantas plėta, jo šūvis nėra, tačiau liečia kamuolį. Varžovai atitenka jis šviesos rankininkams. Pusę minutės Skirmantas plėta Bernatavičiui, šio metimas yra 32-30, tačiau tas įvarčių santykis, kuris galbūt būtų svarbus sezone ir beje buvo šioms abiems ekipoms svarbus, nes, kaip minėjau, po reguliarių sezono jau buvo surinkta vienodai taškų ir būtent tie rodikliai lėmė jų vietą. Šiandien įvarčių santykis tikrai nėra svarbus, fiksuojama tik pergalė arba pralaimėjimas ir šiandien pergalė yra įrašoma į Vilniaus ekipos sąskaitą. Jie laimi pirmąsias serijos rungtynes, laimi rezultatu 32-30 ir tai reiškia, kad jie yra per vieną žingsnelį arčiau trečiosios pozicijos nei jų varžovai, kurie turės padaryti viską, kad kitose serijos rungtynėse sugebėtų atkurti intrigą ir grąžinti seriją į savo namų areną. Mes sporto.tv.lt kolektyvas ir aš su jumis šias rungtynes stebės Vytas Kleinauskas. Labai dėkojame jums už dėmesį, už tai, kad šį šeštadienį praleidote su mumis. Sirkite sportu, stebėkite jį, o mes pasitengsime, kad jis kuo dažniau pasiektų jūsų namus. Iki!